Sveiki visi Linelės Ride kanalo žiūrovai. Šiandien su mumis dar vienas legendinis motociklas Kawasaki KLE 500. Įvardinu, kad 500, nes dar buvo 250 modelis ir 400 modelis, bet šitas yra pats populiariausias. Tai yra 2 cilindrų, 37 kW variklis, kuris buvo naudojamas Kawasaki GPZ, Kawasaki EN 500 čioperiukas, Kawasaki ER5 Streetas. Tai iš tikrųjų labai plačiai buvo naudojamas variklis. Motociklas buvo pagamintas dar 1991 metais ir jo gamyba tęsiasi iki 2007 metų. Žinoma, buvo daryti atnaujinimai, kad atitiktų emisijos standartus ir taip toliau. Tai mano požiūris tokį motociklą yra tiesiog, mano akimis tai yra toksai labai geras motociklų biteris, tai kur tiesiog nusipirki už ten 600–700 eurų ir tu jį laužai, važiuoji, jisai laiko, jisai tarnauja, jisai tau nekelia didesnių problemų, o jeigu ir kažkas atsitinka, kadangi tas variklis buvo labai plačiai naudojamas, tai jam ir detalių dar šiai dienai surasti netaip ir sunku. Motociklo kategorija tai iš tikrųjų yra toksai labiau tour enduro, tai su juo važiavimas bekelė yra labiau tokia, kad privažiuot kažkur, šiaip tai motociklas nėra skirtas labai endurintis, jis sveria apie 200 kg ir variklis, nors ir 2 cilindrų, bet sakykim, jau tas sukimo momentas yra prie 8500, tai jis reiškia prie aukštų apsukų. Kas enduro motociklų norėtųsi, kad būtų šiek tiek atvirkščiai ir kad tu turėtum tą galingumą prie žemesnių sūkių. Reguliuojamas priekinės šakės kietumas, tai čia yra tiesiog po to parodysiu, prisipučia oro ir taip jisai arba kietėja, arba minkštėja. Tai yra nedidelis bakas, 15 litrų bakas, tai vėlgi, jeigu kalbėti apie tour enduro, tai norėtųsi, kad tas bakas būtų didesnis. Kuro sąnaudos yra apie 6 litrai, tai jeigu tu turi 15 litrų baką, 3 iš jų yra rezervas, tai tu gali nuvažiuoti, sakykime, nuo 250 iki 300 km ir taip. Jeigu jau su juo labai gražiai, švelniai ir mandagiai. Šiaip motociklį galima susikomplektuoti centrinę daiktadėžę, šoninės daiktadėžės, lankus. Čia iš tikrųjų galima prisidaryti visokiausių modifikacijų. Priekinį stiklą galima pasidaryti aukštesnį, kad būtų, sakykime, patogiau vėjo pasipriešinimas būtų mažesnis. Nu ir ką, priekį turim 90-90-21 ratą, gale turim 17. Tai šiaip, nežinau, sėdam, važiuojam, toj papasakosiu, kokių nuotykių aš su juo turėjau, tai pamatysite video. Tai lėkiam. Taigi, aš jau ant motociklo. Motociklas pakankamai dabar minkštas, tai iš tikrųjų galima susikėtinti. Priekį čia yra atsisuka tokie peliukai ir jisai tiesiog prisipučia oro ir nuo to priklauso jo kietumas. Tai toksai dalykas 92 metais jau buvo. Tai prietaisas skidelis pakankamai senas, mano gimimo metų, kaip ir motociklas. Tai motociklas dar seniau pradėtas gaminti 91 metais. Tai va, kaip ir šildomas rankenėlės yra, lempos įsijungia, išsijungia, nieko, čia jokių stebuklų nėra, viskas nusitrynė, patsosas, turim tepalo lemputę, turim temperatūros lemputę, posūkių signalas, kad jisai jungtas ir neutralaus bėgio, viskas, tachometras ir greitis. Šiaip sėdėsina visai patogi, visai smagi ir man tai toks motociklas šiandien dienai, tai jau kaip, sakyčiau, mašinų yra winter biteriai, tai čia yra toksai summer biteris. Bet,
Kawasakis iš tikrųjų tais laikais dar tikrai gerai sugalvojo ir tikrai padarė patikimą motocikliuką. Kaip jau minėjau, variklis tai yra į Chopperį Kawasaki EN500, į Suzuki Kawasaki GPZ, į Kawasaki ER5 strituką. Tai variklis pakankamai populiarus, detalių susirasti neturėtų būti problema, jeigu kalbėti apie tokį seną motociklą, nes iš tikrųjų buvo labai daug išleista šitų variklių. Šiaip pats variklis yra neblogas, bet jis yra aukštų sūkių, tai jo sakykime, tas maksimalus sūkimo momentas ten prie 8,5. Tai šiek tiek tokiam motociklui galbūt norėtųsi nuo žemesnių sūkių, kad būtų, bet yra kaip yra. Va, vedasi puikiai. Ką, lekiam. Taigi mes jau ant Enduriko. Tai va, šiaip kadangi jis yra pakankamai sunkus, ten 200 kg, tai su juo kažkaip tai ten labai kaip su hard enduro nepasivažinėsi, bet jo pilnai užtenka, kad smagiai kažkur tai važiuojant asfaltu nusuktum nuo kelio ir pasimėgautum tą tokią lengvą bekelę. Tai tuoj pabandysiu kažkur tai nusukti ir pasižiūrėsim, kaip jisai važiuoja bekelėje. Šiaip čia kažkokios tai medinės padangos, tai biški neramu dėl to, bet pabandysim atsargiai ir turėtų viskas būti gerai. Jau vieną kartą paslydau, biški nuverčiau, bet nieko tokiam. Nu va, prašau, įvažiuoju į bekelę ir toliau sėkmingai tęsi savo kelionę. Tai vienas toks niuansas, kad jo bakas yra 16 litrų, tai šiek tiek yra mažokai tokiam galbūt motociklui, nes sąnaudos nemažas, vis tiek tai yra karbas ir jeigu tu ten kas 200 km turi stotis užsipilinėti kūrą, tai yra šioks toks nepatogumas. Važiuoji, lemputės nėra, rezervas, užgesti, persijungiant rezervą ir važiuoji toliau. Kur mes čia atvažiavom? Ne čia, reikia suktis. Tai bet vat kaip su tokiu, sakykime, winter beateriu, tai labai smagu duoti per miškus. Iš tikrųjų, daug įdomiau negu važiuoti kažkur tai ten gatvėje ar į pačią kelionę kažkokiais tai asfaltuotais keliais. Tai kadangi aš šiaip su enduro visiškai nedraugauju, nemoku nei jų valdyti, nei labai ten suprantu apie tos kietumus, minkštumus ir taip toliau, tai daug pakomentuoti negaliu, bet galiu papasakoti savo emociją, kaip aš jaučiuosi su vienu iš tokių važiuojant. Tai konkrečiu atveju man yra labai smagu. Aš užšokau ir savo galiu pasivažinėti po miškus. Tai irgi vėlgi kelių tipo šitie motociklai yra, tai vieni yra tokie užmušti, bet vis dar važiuojantis ir važiuosi dar ilgai, nes variklis tikrai geras, daug kur naudojamas ir tų detalių gali gauti ir šiaip iš principo pats iš savęs variklis yra tikrai patikimas. Tai jeigu net ir kažkas atsitinka, tai galima susirasti naudotų detalių ir remkomplektų visokiausių ir pasitvarkyti. Tai yra rai. Paskutinį kartą taip miškuose važiavau su keturačiu, nes vis neturiu progos, sakau, gal reiktų kokią pabandyti enduro mokyklą užsirašyti, pasivažinėti, kad bent jau pagrindus kažkokius tai išaiškintų, nes esu visiškai žalias šitą vietą. O man visai smagu. Aišku, čia padangos dar tokios labiau gatvinės negu tokios offroadinės, tai aišku, labiau gal žvirkelinės, sakyčiau, o ne po purvynus taškytis, bet pasižiūrėsim, ar pavyks privažiuoti prie kokios nors gražios vietelės ir ar motociklas pateisins, sakykime, save. Nežinau, kaip jisai turi būti, šiaip jis pakankamai minkštas, galima jį pasireguliuoti, pripūsto orui priekinės šakės ir tada bus
tada bus kietesnis, tai čia turbūt vėlgi kaip ir su visais motociklais, kiekvienam pagal save, kam ko reikia. Nu, pasižiūrim. Važiuojam. Kaip grįšim, dar nesugalvojau. Jau kažkas važiavo. Op. Štai, va. Tai apie ką aš kalbėjau. Oi, enduro romantika. Esu buvęs tenai, iš kitos pusės. Prie Grigiškės reikia privažiuoti, bet va, upelis, motocikliukas, būtų kokia daiktadėžė, maistas ir ko ne romantika. Tik tai ne visai šilta dar. Bet dar vienas privalumas, tai kad tu gali su tuo motociklu pasivažinėti va tai va po miškus ir tau nereikia tenai jokio gero oro, nes tu tiesiog duodės kažkokiam tai miške. Nu ką, romantikos uždeks, reikia bandyti kažkaip tai užvažiuoti atgal į šitą kalną. O, visai neblogai. Kaip tokiam čiainikui kaip aš, tai pats tas. Nu, miškas, toliau. Tai vat kaip endurikui, tai norėtųsi labiau galios nuo žemų sūkių, o ne kažkur ten prie 8000 ar 7. Bet 37 kW iš jo daug tikėtis ir nereikia. 6 bėgių greičių dėžė. Ir saulinguoju, va tai va, palei miško keliukus. Gal reiktų sudalyvauti kokiam enduro ralyje. Atlaikytų gal toksai žvėrelis. Padangas tik reiktų normalias užsidėti, o ne kažkokias tai medinės. Ir galima būtų, ir galima būtų lėkti. Kelias baigėsi. Nu, čia baigėsi, važiuosim tenai. Svarbu neišdraskyti miško paklotės. Veidrodėliai čia irgi ant tiek seni, kad net nesisukinėja. Vienas kažkur tai Starlinką žiūri, o kitas dar pusę velnio. Nu ką, kuo toliau, to man darosi smagiau. Ir visai neblogas sportas. Pajudi biškį. Op. Tik nežinau, kur išvažiuosim. Va čia ir yra turbūt tas smagumas, kad kažkur važiuoji, nežinai kur, ir po to, visiškai kitas miesto galas. Reiktų kompanijos, kas važinėja su tokiais enduro senais, kaip Winterbeateriai, ir su jais pasivažinėt. Tikrai smagi pramoga. O, jau turim kažkokią tai mašiną. Važiuojam toliau. Ir net nesinori važiuoti ant asfalto su tokiu motociklu. Sakiau, kad gal nelabai enduro, bet man tai labai gal. Aš toks savo naujokas nevykėlis ir labai gerai sau leidžiu laiką. Šiaip jis pakankamai aukštas, turi dugno apsaugą. Tai vieni privalumai. Ir kainoje ten kokie 500 eurų tokio motociklo. Va, kiek galima pamatyti, kokių gražių vietų galima su juo pasiekti. Prašau, net nežinau, kad tokios egzistuoja Vilniaus rajone. Važiuoja, viskas su juo gerai.
Mačiau su tokiais atvažiuoja ten po visokias Turkijas, Afrikas keliauja. Tai kogi ne? Šiais metais tikrai norėčiau kažkokią tokią bent jau mini kelionę pasidaryti kažkur tais ir pasižiūrėti, ar tai apskritai man feng shui ar ačiū, bet ne. Turit kokių pasiūlymų? Kur aš čia esu, net neįsivaizduoju. Kažkoks parkelis, kažkoks tai keliukas. Nu, 80 savo žvirkeliukų linguoja ir viskas normaliai. Motociklas pravažiavęs 67 000 su viršum. Ir apart to, kad jisai jau taip vizualiai yra pavargęs ir matęs savo, kaip sakoma, gyvenime, tai techninis stovis beveik nepriekaištingas. Vedasi lengvai, šiltas, šaltas, užtraukia patsosą, sušyla, jokių problemų, dirba gražiai, nieks neatsaksi, nieks neklaksi. Oho, čia kaip visko pilna. Atsistojus irgi patogu važiuoti, rankas ištiestas, nereikia susirietusiam būt. O, turim ir kelią. Nu, čia jau iššūkis tokį iškelt. Aš tai moku tik tai su tais, kur galios turi. Čia buvo antras bėgis. Va, nelygumui, kalniukai kažkokie, tai akmenukai, kuo puikiausiai susitvarko su visom užduotim. Ne, nu, kaip pagalvoju, mocas už 500 eurų. Kaip sakoma, take my money. Jeigu net kartą per metus išvažiuoju, va taip kaip aš dabar išvažiuoju, tai jau labai gerai pasikrauni emocijos. Žiūrėsim kaip čia. O, koksai meškiukas. Biškį užlenkiau stabdžių kojelę, kai nuvirtau, tai dabar reikia koją prikelt. Bet, kaip sakoma, ups. Ne, nu man tikrai enduro darosi smagu, net nenoriu aš tai važiuoti asfaltuota danga, bet reikia pabandyti pasižiūrėti. Aišku, jisai nevažiuoja, 110 maksimalus, 120 maksimalus komfortiškas greitis, tai nereikia čia daug iš jo tikėtis, bet jeigu va taip susidaryti maršrutą ir važiuoti tik va tokiais keliais, tai kaip sakoma, take my money. Nu ir šiaip, sakau, turėjau ten, buvau prisijungęs prie kažkokios tai grupės ir mačiau, tai labai daug visokių enduro renginių. Ta prasme, pas mus renginių kitiem motociklam praktiškai nėra palyginus, tai kiek yra enduro visokios kelionės, važiuojam ten 24 valandų, 100 valandų, ten nežinau, 5000 valandų. Dakarai visokie, čia ta enduro kultūra iš tikrųjų yra pas mus labai taip stipriai išbujojus. Ai, tai va, dar biškį važiavau su jo vakare, tai lempa čia net, nežinau, ar galima tą daiktą pavadinti lempa, ten kažkokia tai, nežinau, žvakutė,
ar žibalinė lempa. Nu, bet vienu žodžiu, savo funkcijos jinai visiškai neatlieka. Pasirinkimai. Tiltelis ar upelis? Nu, banu. O, kurva! Ne, čia visgi ne, tai 200 kg velniai nematė, čia geras enduro motociklas, čia ne joks čia tur, čia enduro, vedžiojam. Čia tai sekmadienio pramogas. O čia kaip oro uoste tvora pastatyta. Bet vat kaip, koks tas jausmas, kai tau negaila, tu važiuoji. Bala, nu, velniai nematė. Šiaip bėgiai pakankamai trumpi, jų daug ir jie trumpi. Nu ką, pabandom biškį gatvę pavažiuoti. Labai gerai. Apart to, kad nėra priekinio stiklo ir labai stiprus šiandien vėjas, tai labai gerai. Bet priekinio stiklo tikrai norėtus, nes važiuoji su to Tour Enduro kaip su kokiu streetu. Nu bet va, 110, jeigu ne vėjukas, tai 120, o, labai geras greitis. Važiuoji, nevargsti. Pasaka, dar va, užsidedi daiktadėžes, pasiėmi žmoną ir leki. Tikrai geras. Ir jis šiaip pakankamai stabiliai stovi ant kelio, tai nu, nėra tokio, kad kažką ten pradėtų boblinti ar dar kažkas, tai nu, aš užskaitau. Iš tikrųjų, tai kaip pagalvoju, va, motociklas, jisai man suteikia daugiau džiaugsmų negu Street Fighteris. Nu, rimtai. Ten važiuoji, kaip ir mocas geras, kaip ir viskas su juo gerai, bet va, tau tiesiog, tu su juo nevaibini. O čia, mocas geras, senas, tau jo negaila, pasikrauni savo emocijas geras, pasaka. Ir dar už 500 eurų. Tai kur Ducatis už 20 000, kur Kelai už 500 eurų. Nu, aišku, kam ko reikia. Bet vat, kartą per ten savaitę ar kartą per 2 savaitės, tai va, išlėkti biškį galvą pravedinti po visų darbų ir taip toliau, tai važiuojam! Va, žvirkeliukas nuvažiuoja nuo asfalto ant žvirkelio ir nieks nesikeičia. Viskas tas pats. Prašau. Nu tai ką, dar viena apžvalga, čia daug, daug nešnekėjau, daug nepasakau, bet vat, patys matot, mano video nėra labai apie ten stabdžių disko istoriją, o yra geriau tiesiog vat, pasižiūrėti, kokią aš emociją gaudau. Rašot, kad jums patinka, tai jeigu jums patinka, tai aš ir toliau mėgau juos tai darydamas. O ten kalbėti apie dalykus, kuriuos jūs visi galite perskaityti ir po to tiesiog galvoti, tai kaip čia. Va, yra tų gerų motociklų, pasiskaitai, labai geras, performances ten nuostabus, arklių daug ir taip toliau, atsisėdi ir nesupranti, kas to motociklų veikti ir kaip ant jo teisingai važiuoti. O čia aš jums pasakoju taip, kaip aš jaučiu su tais motociklais didžiąją dalim. Tai aš iš vis nesu susidūręs su enduro, aš iš vis turbūt sėdžiu gal 3 kartą ant tokio motociklo, nu neskaitant ten, kur apžvalgas dar dariau. Ten ir Afrikos, ir Ducatio.
bet, sakyčiau, šitas motociklas nenusileidžia nei vienam, nei kitam, ką tik paminėtų motociklų, nes aš su juo važiuoju ir mėgaujuos. O tai man yra svarbiausia. Prisivažinėjau per purvus, dabar baisu biškai guldi. Tai ką, ačiū Jums dar kartą, kad žiūrit, ačiū, kad vertinat, ačiū, kad dedat laikus, rašinėjot, tai va dabar jau dedu vėl po vieną video per savaitę ir turim va visokių tokių gerulių. Rašykit, ar įdomu būtų tokie seni motociklai, nes šiaip, padarau vieną kitą va tokią apžvalgą senesnio motociklo, bet ar iš tikrųjų, tai yra aktualu, tai vat įdomu, ar geriau daryti naujesnių motociklų, ar geriau daryti tokių vat senukų irgi, nes su kai kuriais tai man labai nepatinka važiuoti, o su kai kuriais tai aš tikrai jaučiu gerą vaibą, vat pavyzdžiui kaip su šituo. Senas, sulūžęs, aplūžęs, bet jisai veikia, jisai veiks, jisai mane veža ir man su juo smagu. Tai va, ačiū, geros Jums visiems dienos ir iki pasimatymo kitose video.